Treneri, ne kasdien turbūt komanda pralaimi rungtynės svečiuose su 112 naudingumo balų, ar ne? Turbūt esat patenkintas? Čia darbas jo, darbas geras, nu ką galiu pasakyti. Aišku, pritrūko biškį gynybos, biškutį būtume tam tikrais momentais ten atsikovoję ten kelis kamuolius, ten, na. Bet kadangi nelemiančios nieko varžybos, tai neblogai, iš tikrųjų neblogai. Treneris sakėt, kad galbūt leisit pasižaisti jaunimui, tačiau panašu, kad pabaigoje norėjot laimėti, ar ne? Tai norėsiu laimėti, aišku. Ir jaunimas sulauks savo eilės. Treneri, baigėsi reguliarus sezonas, 7 vieta, sezonas baigtas pakankamai, reguliarus sezonas baigtas pakankamai aukšta nata, 3 pergalėm ir čia gera kova. Kaip pats vertina tą reguliarų sezoną? Buvo visko, aišku, ir pergalių tokių, kaip ir ten, kaip čia pasakyti. Aišku, buvo kelios varžybos, kur pralošėm tikrai Šiauliam, ten, kur buvo tikrai beviltiškai. Bet kitos varžybos tokios, visur kova, tai kaip ir vertinčiau pagal vietą, aišku, 7 kokiais balais, bet iš 10. Kiekvienas, aišku, nori geriau. Ir patys norėtume to geriau, bet pralošėme kelias varžybas ten 1.2, tai po pratęsimo Neptūnui, tai būtume gal buvę vietoj Šiaulių, aišku. Čia tos jų gyvenimas yra, nieko nepadarysi. Treneri, dabar kaip tik sprendžiasi tas Juventus varžovas atkrintamosiose varžybose ir daugiausiai šansų, kad tai bus Žalgiris visgi. Nepaudu keli pralaimėjimai, kurie buvo tokie skausmingi. Tai va, tas ir yra, kad to ir pritrūksta, ne? Sezono pabaigoje visko to ir pritrūksta. Tų tokių taškelių. Aišku, jie turėjo 5 pergalėm, dabar gausi 6 daugiau, bet ką gali žinot, kaip būtų buvę. Tai va, susižaidėm, aišku, sezono pabaigą, tas jaučiasi dabar jau žaidėjų, tie, visai kitokie veiksmai jau. Nieko nepadarysi. Ir jeigu teks susitikti su Kauno Žalgiriu, tai bus didelis nusivylimas? Kaip sakyti, nusivylimas. Tai eisim kovoti, stengsimės. Mūsų tikslas yra prasibrauti kuo toliau play-offuose. Tai čia kautis reikia, ruoštis reikia, ar bus ar bus Neptūnas, ar bus Prienai, ar Žalgiris. Tai ruošimės visom komandom, taip pat stipriai, taip pat norim laimėti. Aišku, būtų Neptūnas ar Prienai, būtų geriau.